Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad vakar vakarą pasienietis iš tarnybinio ginklo šovė ir mirtinai sužalojo, kaip įtariama, kontrabandą gabenusi Lietuvos pilietį. Tarnybos teigimu vakar apie 21 valandą FSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai, turėdami informacijos apie kontrabandos gabenimo atvejį, vykdė paieškos ir sulaikymo veiksmus prie pasienio su Baltarusija, Šalčininkų rajono Paudronių kaimo prieigose. Nurodoma, kad buvo pastebėtas keliuku važiuojantis automobilis Volkswagen Passat. Jo vairuotojas, stabdomas uniformuotų pasieniečių reikalavimui, nepakluso. Jis padidino greitį ir ėmė sprukti. FSAT pareigūnai apsisuko ir pradėjo jį vytis visureigiu. Netoliese ant keliuko buvo kitas uniformuotas pasienietis. Į šią pusę lėkdamas bėglys automobiliu galimai bandė partrenkti FSAT pareigūną. Šis paskutinę akimirką išvengė būti pervažiuotas, rašoma šiandien FSAT išplatintame pranešime. Pirminiais duomenimis kilus pavojus sveikatai ir gyvybei bei siekiant sustabdyti pavojingą bėglį, pasienietis iš tarnybinio ginklo iššovė vieną šūvį į sprukusio automobilio padangą. Anot tarnybos, kiek pavažiavęs automobilis sustojo. Vairuotojo vietoje rastas mirtinai šūvio sužalotas Lietuvos pilietis. Automobiliu buvo gabenami ryšuliai, įtariama kontrabandinių cigarečių.